Reaguodami į senstančią visuomenę, iš tiesų Marijampolės ligoninė turi galimybę praplėsti ir atsinaujinti Marijampolės slaugos ir palaikomo gydymo skyrių ir paliatyvios pagalbos skyrių, tad šiandien dienai turime puikią galimybę įgyvendinti naują vėlgi projektą Marijampolės ligoninėje, kurio metu bus įsteigtos naujos papildomai paliatyvios pagalbos stacionarinės lovos ir aišku, to pasekoje taip pat bus suremontuotas ar atrenovuotas taip labai laukiantis mūsų gyventojų slaugos ir palaikomo gydymo skyrius. Na, iš tiesų šiame skyriuje atsinaujins visa infrastruktūra, visa medicinė įranga atsinaujins, prisitaikys daugiau, bus daugiau komforto skyriuje, taip pat bus aplinka gražesnė, švaresnė ir aišku, pasidarys jaukesnės palatos, ko vis tik mūsų pacientams labai trūksta. Tad noriu pasidžiaugti tuo, kad šis projektas bus įgyvendintas pakankamai greitai, mes turėsime jį pabaigti iki šių metų pabaigos. Tai tikrai labai džiugi žinia mūsų regiono gyventojams ir aišku pacientams, kuriem reikalingos šios bus paslaugos.